Sveiki visi, esu Robis iš rpc.lt ir turim labai įdomų projektą šiandien. Daugelis iš jūsų žino, kad rpc.lt prekiauja atnaujintais komponentais. Paskutiniu metu mes pamatėm gan didelį klientų kiekį, kurie domisi RTX 3090 vaizdo plokštę. Kai atėjo sekantis klientas, mes sugalvojom paklausti, kokių žaidimų žaisite su šia vaizdo plokšte. Pasirodo, žaidimų nėra. Viskas eina ant LLM arba vietinių modelių AI. Tai padarė, kad mes nėrėm į labai stiprų rabbit hole susižinoti, kodėl būtent RTX 3090, kaip jos pasilygina su dabartinės kartos vaizdo plokštėm nuo biudžetinio iki pat aukščiausio consumer lygio variantų. Daugelis iš jūsų turbūt klausia to pačio klausimo. Bet Robertai, kam tie LLM-ai? Na, LLM-as yra realiai jūsų pačio ChatGPT vietoj, kuriam nereikalingas tinklas. Tai iš saugumo pusės, ypač jeigu esat įmonė, yra labai svarbu. LLM pasileisti kaip vietinį agentą, kuris gali apdoroti jūsų duomenis ir tiesiog jums padėti su kasdieniniais darbais, yra daug geriau negu ChatGPT. Atsiranda kitas tada variantas – kaina. Vėl naudosim ChatGPT kaip variantą. ChatGPT kainuoja, tarkim, apie 20-25 eurus per mėnesį, tačiau jeigu norite prieiti prie token modelio, kur mokat už kiekvieną X sunaudotų tokenų, kaina gali pradėti kilti labai greitai. Tačiau palyginus su vietiniu LLM, jūs sumokate už gryną metalą tada, kada jūs jį perkat, susidedat viską ir vienintelė jūsų išlaida yra elektra. Gal ir ant kai kurių variantų yra diminishing returns, tačiau jeigu jūsų modelis dirbs 24/7, in the long run, žiūrint ten pagal ilgesnį variantą, vietinis LLM-as gausis pigiau. Iš saugumo pusės ne vien dėl to, kad LLM-as yra vietinis ir jam nereikia interneto, tuo pačiu naudojant tokį kaip ChatGPT. ChatGPT nesenai pasirašė sutartį su Amerikos gynybos departamentu. Reiškiasi, jie dalinsis visais duomenimis su Amerikos vyriausybė. Jeigu jūs užklausėt savo ChatGPT klausimų, kurio neturėtumėt užklausti, jūsų vyriausybė Amerikoje tai žino. LLM-as to negali padaryti. Kaip variantas, šitas LLM-as yra atjungtas nuo tinklo. Galimai. Visur galima pasiskaityti apie dirbtinį intelektą, kam jisai naudojamas ir kiek realiai tos įmonės, kurios kuria dirbtinį intelektą, tarkim OpenAI, kiek visas tas malonumas jiems kainuoja. Mes norim pasižiūrėti į tai iš tos pusės, kur eilinis žmogus realiai galėtų pasistatyti vietinį LLM modelį. Tai gali būti nuo komponentų, kurie kainuoja tik kelius šimtus eurų, iki kelių tūkstančių eurų, tačiau vis dėlto liekant consumer lygio komponentais. Komponentus, kuriuos testuosime, iš pačios pigiausios pusės testuosime šį modelį su RTX 5060 Ti vaizdo plokšte su 16 GB VRAM. Tuomet pereisim prie RTX 3090, kuri turi 24 GB. Tada pereisime prie dviejų 3090, kurios turi sudėtai 48 GB VRAM ir tuomet prie dabartinės RTX 5090 su 32 GB RAM. Kodėl VRAMai yra svarbus? Tiek komponentai, tiek visi modeliai, kuriuos naudosime šiame video, buvo specialiai atrinkti, kad tiktų vienas kitiems. Tiek vaizdo plokštės, tiek patys modeliai. Mes norime padaryti testus, kad, tarkim, tokia vaizdo plokštė kaip 5060 Ti nebandytų perkrauti save su modeliu, kuris užima bent jau 40 GB VRAM, nes tai yra nenormalu. Taip, turėsime ant kai kurių modelių truputėlį pertekliaus, bet ne iki tokio lygio. Visą tą laiką, kol tikrinom informaciją būtent apie RTX 3090, vienas dalykas, kas labiausiai krito į akis, tai yra aukštas VRAM kiekis ant šių vaizdo plokščių. 3090, visi žino, turėjo 24 GB VRAM. Mes norėjom susižinoti, kodėl ir kodėl tie VRAMai yra tokie svarbus. Kodėl neįdėti procesorių su milijonu branduolių ir leisti LLM ant jo veikti. Atsakymas yra iš tikrųjų labai paprastas. Nesvarbu, kokį AI local modelį tu sukursi, jo visi matematiniai tokenai yra įkrauti tiesiai į VRAMus. Kodėl į VRAMus? Todėl, kad VRAMai yra greita atmintis. Tuomet, kai tu duodi užklausą, jie paima tuos numeriukus, perduoda viską
pagrindiniui čipui vaizdo plokštės, kuris tai apdoroja, perduoda viską procesoriui ir tada procesorius perduoda informaciją, ką jūs matot, galite skaityti ir taip toliau. Apibūdinant paprastais terminais, tai yra jūsų vaizdo plokštė yra virėjas. Jūsų vaizdo plokštės VRAMai yra jūsų receptų knyga. Yra visa informacija, bet jinai turi būti apdorota. Procesorius yra bendras jūsų padavėjas, vadybininkas, viskas. Ramai biški kažkiek įeina į tai, bet jeigu tik tai perteklius atsiranda kažkuriam modelį. Naudoti tiesioginį LLM iš ramų bus lėtai, todėl kad ramai yra daug lėtesni negu VRAMai. Todėl LLMai naudoja vaizdo plokštės VRAMus kaip žaibiško greičio informaciją ir pereina atgal su visais savo tokenais į ramus tik tuo atveju, jeigu modelis, kurį bandote užkrauti į savo sistemą, nebetelpa į jūsų bendrą VRAM kiekį. Esame atrinkę 3 pagrindinius modelius savo testavimui ir 3 vaizdo plokštės, tačiau net 3 konfiguracijom. Mūsų atrinkti modeliai yra Qwen 2.5 14B. 14 billion arba milijardų modelis, kuris yra 16 GB VRAMO, kuris turėtų puikiai veikti ant PAM-SHAM Ti, 5060 Ti 16 GB variantų. Tuomet turim DeepSeek R1 32 milijardai, kuris sunkiai dirbtų ant 5060 Ti, tačiau turėtų dirbti puikiai tiek ant 3090 ir ant 5090. Ir mūsų paskutinis modelis yra Llama 3.3 70B, 70 milijardų modelis, kuris gali užimti apie 43 GB VRAM. Mes šį modelį bandysim testuoti netgi ant 5060 Ti, pasižiūrėti, ant kiek didelis tas perteklius yra ir ant kiek lėtai gauname rezultatus būtent mūsų paruoštam benchmarkui. Pirmiausiai noriu įmesti pilną disclosure. Aš tikrai nesu ekspertas šitoje srityje. Mane šitas dalykas domina, tačiau aš esu tik mėgėjas, kuris domisi ypač kompiuterių komponentais. Jūs man biški yra truputį virš galvos. Tačiau mes turim savo benchmarką, kuris yra gan paprastas, bet jisai duoda mums visą informaciją tekstinę formą, jisai apkrauna pagal savo modelį, kiek tik išeina, bent jau. Visiems modeliam bus realiai naudojamas toksai pats promptas. Joma, jisai parašytas angliškai, nes noriu paminėti dėl techninių problemų arba limitacijų DeepSeeko modeliui. DeepSeekas nesupranta lietuviškai ir negali atsakyti lietuviškai. Tai atsiprašau dėl to, tai šita dalis bus angliškai. Promptas yra Write a structured technical report about transformer interference. Kiekvienas modelis naudos lygiai tokį patį promptą, tačiau visi jie turi įvykdyti savo reikalavimus. Reikalavimai yra tokie. Parašyti, kiek tokenų buvo naudojama, tiek promptui, tiek atsakymui, kiek promptų buvo naudojama per sekundę, tiek tam. Max vatų naudojimas bendras, vaizdo plokščių, kitų komponentų neskaičiuojam šiuo metu, didžiausia apkrova CPU, kiek buvo pasiekta ir bendras VRAM kiekis, kiek aplamai buvo apkrauta sistema naudojant promptą. Visi modeliai naudos lygiai tą patį, visos vaizdo plokštės naudos lygiai tą patį. Šiuo metu pagal kas yra kompiuteryje, mes turim 2 3090 vaizdo plokštės, jos yra pagal modelius padalintos, kad lygiai apkrova eitų, kiekvienos konfiguracijos, kiekvieno modelio benchmarko testai bus daromi bent jau 3 kartus ir rezultatai bus paimti vidurkio visų 3 rezultatų, todėl kad dėl skirtingų variacijų, temperatūrų ir visų kitų elementų rezultatai gali būti ne super tikslus. Todėl mes norim paimti bendrą vidurkį, o ne tiesiog vieną testą ir važiuojam. Konfiguracija, kurią dabar turime, yra su 2 RTX 3090 ir mes paleisime visus 3 modelius ir žiūrėsim, ką jie mums parodo. Praleidom testus su 2 RTX 3090, viskas atrodo gan normaliai tarp visų 3 modelių. Dar reikės patikrinti sugeneruotų rezultatų tikslumą. Bet žiūrėti numerius, vienas modelis, tarkim, eina 3 testai, visų rezultatai yra plius minus tokie patys. Tačiau Llama 3.3 70B variantas biški keistai elgiasi. Prompto generationas per sekundę pirmą kartą, kaip runini šį benchmarką, bent jau kurį mes turim, labai nedaug tokenų naudojo per sekundę. Čia yra gan keista. Galim pasakyti, kad tai buvo skirtumas nuo visų kitų rezultatų iki 80%. Susižinojom, kad tai yra dėl labai paprastos funkcijos, kaip pirmą kartą paleidi tą benchmarką ant
šio modelio, kuris yra sukurtas taip bent jau ant mūsų sistemos, kad jisai po 10 minučių nenaudojimo yra išjungiamas, tai iškraunamas iš ramų, tai yra, kad tiesiog viską užkešia. Todėl visi bendri rezultatai yra labai panašus, tačiau prompto tokenų per sekundę naudojimas yra daug mažesnis. Tačiau jau kaip viskas yra pilnai užkešinta, viskas pereina į normalią funkciją. Dabar testuosime vieną RTX 3090 su visais tais pačiais modeliais. Baigėme benchmarkus su viena RTX 3090. Rezultatus vėl pamatysite. Tačiau, darant šios testus, tai buvo pirmi kartai, kada mes juos leidom, pastebėjom, kad per daug perkrauti modelį arba bandyti sukrauti modelį, kuris yra daug per didelis jūsų sistemai, vis dėlto labai neapsimoka. Pamatysite viską vėliau. Einam prie kitos konfiguracijos. Prisimenu, kaip tokias sportas ištraukinė. Įsivaizduoji, Jori, kaip 4 tavo mašinų. Kaip matote, Aurimėlis deda RTX 5090, 32 GB. Duodu tau šitą tą, metalas skanus. Aš jį turėsiu liesti. Blogesnių tavo dalykų. Specialiai vėlis. Fu, blemba. Visos vaizdo plokštės arba varžtai yra nulaižyti. Čia gerumo, raučiu, bet aplaižyta šitą jam. Laižyklėlė. Dar ne tiek dalykų sulaižęs iš gyvenime. Žaliai reiškiasi gerai, ne? Reiškiasi veikia. O fuck, geltonai reiškiasi gal nelabai. Tai mums rodo kas sekundę vaizdo plokštės apkrovą. Matome 32 GB. Taip, 575 W max TDP. Pradėsim nuo paprasčiausio Qwen 25 14B. Turim jau 11, jau čia negerai. Ir vėl akciniai filmavimai. O tai ko mes tikėjomės? Ne, Joris ant 12, nu čia dėl to Joris įlavė, nes Joris būtų nevėlavęs, tai ta prasme būtumėm normaliai, o čia Joris kaltas. Vieną dalyką, ką pastebėjome, ir tai biškį pakeis, kaip mes testuojame kitas vaizdo plokštės, tokias kaip RTX 5060 Ti. 70B variantą dėja netestuosim, nes rezultatai yra tiesiog neapsimoka. Jau tokio dydžio LLM bandyti sukišti į mažesnę vaizdo plokštę tikrai neapsimoka. Gerai, keičiam vaizdo plokštę. Na, dabar turime įsidėję RTX 5060 Ti 16 GB. Kaip minėjau, Llama 3370B netestuosim. Testuosim Qwen 25 14B ir DeepSeek R1 32B. 32B ar taip turėtų perkrauti visą VRAM sistemą užtenkamai. Tai žiūrim, kokie rezultatai. Kokios emocijos? Turbūt vienas iš įdomiausių projektų, ką čia esu užsiėmęs filmavimu ir tuo pačiu pasimokinti. Rezultatai plius minus spėjau, kad tokie bus, bet ne iki galo. Tikrai labai įdomu. Aurimai įdomu? Auri, rezultatai. Jau! Visos konfiguracijos ir visi modeliai elgiasi gan nuspėjamai. Mes pamatėm, kad mažesni modeliai, tokie kaip Qwen 2.5 14B. 14B variantas veikia puikiai ant visų konfiguracijų, tačiau RTX 5090 buvo greičiausias variantas iš visų. Realiai jinai buvo greičiausia tokenų generavimu negu viena RTX 3090. O antra 3090 visiškai nieko nepakeitė, išskyrus batų naudojimą vien dėl to, todėl kad modelis pilnai tilpo į vieną vaizdo plokštę. Qwen 2.5 14B modelis realiai turi tilpti į 16 GB VRAM kiekį. Mes matėm, kad tai buvo realiau apie 15 GB, tai visos vaizdo plokštės galėjo tai pilnai išnaudoti. Antras modelis DeepSeek R1 32B biškį šiek tiek
pakeičia rezultatus ant tokios kaip 5060, dėja perteklius yra per didelis šiam modeliui, nes jam reikia apie 20 GB ir jau rezultatai tada jau nebenaudojami praktiškai yra. 5090 vis dėlto vėl buvo greičiausias variantas. Viena 3090 apie dvigubai lėtesnė nei 5090. Antra 3090 nepadėjo istorijos, nes vėl pilnas modelis buvo užkrautas. Tai vat, naujesni ramai, geresnis čipas, daug ką reiškia. Bet kur rezultatai visiškai pasikeičia, tai yra 70B modelis, kuriam reikia apie 43 GB VRAM. Šiame modelyje dėja, nors ir mes padarėm testus su 5060, tai yra visiškai nenaudojamas, nes čia gaunasi apie 2 tokenai per sekundę. Su RTX 5090 mes matėme apie 4,8 tokeno vidurkį per sekundę. Tai vis tiek nėra naudojamas variantas, nes 5090 turi 32 GB VRAM, o 2 3090 sudėtai turi 48. Šitas modelis pilnai tilpo. Su 2 RTX 3090 mes gavom beveik 19 tokenų per sekundę vidurkį generavimą. Tai reiškia, šis modelis labai tinka 2 RTX 3090. Prisiminus tai, kad 2 3090 vaizdo kortos vis tiek kainuos maždaug per pusę, ką sumokėsit už vieną RTX 5090. Batų naudojimas yra beveik toksai pats, tai čia jau jums spręsti. Galutinė rekomendacija eiliniam naudojimui. Jeigu ketinate naudoti vis tiek mažesnius modelius, 5090 bus vis tiek geresnis variantas, todėl kad jūs gaunate daugiau nei dvigubai greičio palyginus su viena 3090. Tačiau, jeigu idėja yra naudoti labai didelį modelį, 2 3090 yra ne tik daug geresnis kainos ir našumo atžvelgių, bet ir tuo pačiu gan paprastesnis variantas pradėti. Aš maždaug prie šito stalo ir prie viso šito testavimo praleidau 10 valandų, kad gaučiau šitus paprastus rezultatus. Setupas pačios sistemos nebuvo sunkus, daugiausiai laiko užėmė pačių modelių konfigūravimas, sutvarkymas config failų ir taip toliau. Tai labai būtų smagu, jeigu galėtumėt uždėti laiką ant šio video, kad galėtume toliau kurti jums tokį turinį. Aik tu nahui. Sakau direktoriui. Čia šikna. Taip. Ai, tai čia kombinuotai dabar gausi. 30. Ne 30, o 16 aš įjungsiu. O, 16. Čia ką normalų, aš tikrai karščio nejungsiu, Jorai nebu. Čia behind the scenes tai bus. Gali Quentin Tarantino. Jo, jis iki pėdės filmuoja. Karantinas.